Darbas yra nenuspėjamas. Tai yra tikriausia viso šito darbo yra pati įdomiausia pusė. Šitam darbe turi nebijoti to, kad tau bus nekomfortiška ir galbūt tau pasakys, ne, mums jūsų visai nereikia, viso gero. Tokių situacijų buvo mano darbo pačioj pradžioj. Tai buvo tokie sukrėtimai, kur tu išeini ir nori apsiverkt gal, nes, sakom, mes viską turim, mums nieko nereikia. Tai tas kažkaip tada įžiebė tavie maždaug, gerai, pažiūrim. Ir tada nori kažką padaryti. Nes kiekviena šalis turi savo unikalumą ir mes turim savo unikalumą. Ir tai ir yra ta kultūrinė diplomatija, kad tu turi kaip per tiltą pernešti kažką, tai kaip kažkaip pirkliai neždavo kažką tai į dvarus. Ir tai buvo pradžia kultūrinės diplomatijos, nes tai būdavo maistas, šokėjai, kažkokie linksmintojai, kurie sakydavo, jūsų įdomi kokia šalis. Tai tas pats principas galioja ir dabar. Kabinete iki šiol kabo plakatas Jono Meko parodos, kurie įvyko Jewish Museum Niujorke ir tuo pačiu metu, reiškia, įvyko 2 parodos. Tai viena paroda Lietuvoje skirta Mekui, tokia didelė retrospektyva, ir pirmoji JAV Jono Meko retrospektyva. Ir aš manau, kad tas susijungimas ir tai, kad iš tiesų Jonas Mekas prieš iškeliaudamas į kitą dimensiją pasakė, aš duodu žalią šviesą, aš jau nieko negaliu prisidėti. Bet aš duodu žalią šviesą šitiem projektam ir tas susijungia institucijos, ir aš manau, kad tai buvo atradimas Lietuvai irgi Meko, su jo 100-mečiu po to, ir taip pat ir Amerikoje buvo, tiksliau Niujorkoje, buvo vėl jį grąžinti į tą sceną.